Labą diena. Pradėsime pasakoti apie Šiaulių muziejus. Na va, mes atvažiuojam ne nuo Vilniaus pusės, tai yra nuo Radviliškio pusės ir matome tvarkomą kelią. Kada nors šis kelias bus sutvarkytas. Pasuksime mes į dešinę ir pažiūrėsime, ką ten mes pamatysime. Va čia yra kelias į Salduvės kalną. Palipę aukščiau matome šiek tiek gražesnį vaizdą, tai yra miestą šiek tiek matome. Va, katedros bokštas matosi. O šitoje pusėje turėtų būti Zoknių oro uostas, jo nesimato dabar. Čia šito kalniuko vieta žiemą labai yra patraukli, kadangi jeigu yra sniego, čia susirenka daug žmonių su vaikais ir važinėjasi nuo šito kalniuko su rogutėmis, slidėmis. O toliau važiuojant mes surandam patį Salduvės kalną. Šiaip jis ne Salduvės kalnas yra, o Piliakalnis, kurio pavadinimas yra kitoks. O čia yra aukštelė, galim pasistatyti mašinas ir mes užlipsime į šitą kalną. Va ir vienas lietuvių armijos aparatas skrenda. Nuo šito kalno va, žiemą susirenka labai daug žmonių ir važinėjasi su slidėmis, su rogutėmis, vaikai ir čia labai taip sudėtinga važinėtis, labai daug susirenka. Kažkada aš irgi važinėjausi su slidėm va, nuo šito kalno, nes jisai yra labai aukštas, iš apačios filmuojant nieko nesimato, kad jis būtų ir gana sudėtinga važiuoti, dabar nesiryšiau važiuoti, reikėtų pasitreniruoti. Čia buvo atrama, į kurią galėjau pataikyti, nes kalnas nusislidinėtas ir važiuoti juo, kai nėra kaip pasukti į šoną, visai blogai. Čia buvo pastatytas paminklas tarybiniais laikais, tarybiniam kariam, o čia dabar sutvarkyta vieta, nes kai tą paminklą nuvertė, tai čia buvo labai status šlaitas ir galėjo vaikai nukristi, o dabar užpilta žemėje. Kas apie paminklą, tai čia buvo surašytos pavardės kariškių, kurie žuvo ar kaip kas nors jiems atsitiko, kai jie vadavo Šiaulius. O prie Šiaulių labai buvo dideli mūšiai ir daug žuvo karių. Čia aš tikėjausi pamatyti pakilimo taką Zoknių, bet nebesimato tarp medžių. Per 10 metų aš vieną kartą tik sugebėjau atvažiuoti pasižiūrėti, kaip tie tarybiniai lėktuvai leidžiasi į šitą aerodromą. Negalvojau, kad čia kada nors viskas pasikeis ir galėsiu aš pastoviai, kada nors turėdamas laiko atvažiuoti ir pažiūrėti į tą techniką, kuri skrenda į Zoknių oro uostą. Ir dabar mes nusileidę nuo šito kalno bandysime nueiti vėl į Vilniaus gatvę, surasti kelią, kuris jau pamirštas man, ir pažiūrėsime, kas ten randasi.
Va čia yra kavinė dar, kurią galima užkasti, jeigu kam yra noras. O čia dar matome kalną, kurios yra takelis padarytas. Ir prie šito kalno vyko daug švenčių, kurias rėmė gubernijos alaus darykla. O čia kelias į Vilnių, o čia jau kelias į patį miesto centrą. O čia buvusi buitininkų mokykla, kas dabar čia joje, nežinau. Teko joje padirbėti pusmetį. Buvo prestižinė mokykla. Ir toliau mes keliausime link pirmo muziejaus. Tai turi būti katinų muziejus, net parašytas yra skelbimas, ir pasuksime po dešinį. Va šitą sankryžą važiuojame į priekį ir matome katinų muziejus. Mes į jį neužeisime, jeigu jūs norėsite, aplankysite. O čia yra jau sinagoga buvusi arba maldos namai žydų. Čia yra ežeras, prūdelis tiksliau, kuriame maudosi žmonės, kai yra šilta. Dabar tuščia vieta. Buvę Elnio batų darykla, o čia yra paminklas Frenkeliui, Chaimui Frenkeliui, kuris įkūrė tą fabriką. O čia yra Frenkelio vila vadinama. Tarybiniais laikais čia buvo įkurta karo ligoninė ir veikia iki pat nepriklausomybės atkūrimo. Frenkelio batų gamykla suklestėjo caro laikais. Ir ji aprūpino armijai batus, o po to jau viskas užsibaigė. Ir čia yra kiemas Frenkelio rūmų, gražus pastatas, Frenkelio vila vadinasi. Čia daugelis jaunų porų tuokėsi šituose rūmuose. Čia yra dar vyksta restauracija senų daiktų ir ten durys, pro kur įeiti į tą restauravimo vietą. O čia matome po dešinę yra buvę inžinierių namai, o ten yra mažajam pastate aludė buvusi, gubernijos aludė. Kodėl dabar kitaip vadinasi, negaliu pasakyti, Lokio pėda. Inžinierių namai ir dabar buvo Šiaulių universiteto rūmai, o dabar kas paliko? Šiaulių prekybos rūmai. Va čia garsioji Vilniaus gatvė, kuri pirma Lietuvoje buvo padaryta kaip pėsčiųjų gatvė. O čia kelias į geležinkelio stotį, Draugystės prospektas vadinamas. Va mes pažiūrėsime iš viršaus, kaip atrodo Draugystės prospektas, ir keliauja tiesiai į geležinkelio stotį. Na, dabar mes matome Vilniaus gatvę, vien tik pėstieji vaikšto. Čia yra viešbutis Šiaulių didysis. Čia fontanai prie jo, kurie pakeitė savo išvaizdą, buvo perdaryti. O čia mes pažiūrėsime iš aukštai, ką mes pamatysime. Po dešinę matosi Šiaulių katedra, o čia tiesi gatvė, Vilniaus gatvė.
kurioje yra keletas muziejų. Šiauliuose yra tiek muziejų, kad vienos rankos pirštų neužtenka, kad suskaičiuoti. Ne vienam mieste, nežinau, nėra turbūt tiek muziejų, kiek Šiauliuose. Va sutrukdė mums žiūrėti, lėktuvas krenta. Na va, ir dviračių muziejus. Čia toliau yra rūmai universiteto buvę. O čia yra paminklas Povilo Višinskiui ir čia yra priešais jį Valerijono vaistinė, kuriame yra muziejus. Valerijono muziejus. Šitame pastate yra įsikūręs Militarijos muziejus. Jis veikia tik vieną kartą metuose, tai yra, kai yra muziejų naktis. Arba galima galbūt susitarti, kada jį galima aplankyti.